Būkite pasveikinti iš Raudondvario stadiono. Šiandien čia Kauno rajono Hegelman priima Vilniaus Riterius ir tai yra Top Sporto lygos 4-ojo turo susitikimas. Ladžoričius, čia pavojingas išpuolis. Smūgio į vartus nėra, bet ataka dar tęsiasi. Stanulevičius gaudo kamuolį Arijus Bražinskas. Darokovičiaus perdavimas ir... Ai, visai šalia vartų praridėjo kamuolys. Na, tikrai nenuspėjama trajektorija šio rikošeto. Andrius Skerla šiuo 20-mečių futbolininku. Patikinė standartinė situacija, čia Švilpukas ir 11 metrų baudinys. Akimirka ramybės, susikaupimo ir Antanavičiaus smūgis bei 1-0. Veržėsi į priekį šeimininkai, nei kiti rinktinės kai kurie kandidatai. Kampinis ir muša kamuolį, bet neilgam. Bražinskas smūgis į vartus. Oi, koks pavojingas vasarinis futbolas, dar tik po 3 rungtynės sužaista, čia pavojinga situacija. Bražinskas galva, kaip Manuelis Noeris, toli išbėgęs išmuša kamuolį. Grėsmė iš dešiniojo flango. Hegelman atakose, dar vienas perdavimas ir dar vienas įvartis. Net ir nebūdamas pats aukščiausias Rašydas Jusufas šoka. Ir pažiūrėkite, koks aukštas šuolis. Pečius iškart furtavo į atraminę zoną, paskui galbūt prie standartinės situacijos arba prie perdavimo iš krašto jis kils dar aukščiau, bet ne, Nojus Stankevičius tiesioginių smūgių pabandė laimę. Ir čia jau Arijui Bražinskui teko nukreipti sviedinį į kampinį. Labai geras šūvis, kurį atliko vidurio gynėjas. Na, akivaizdžiai, Nojus Stankevičius pakeitęs šią poziciją, pavojinga kontrataka, Kaulinis ir Bražinsko. Puikių žaidimas gynyboje, bet vartai tušti. Bus smūgis, ne? Kol kas nėra. Mikulėnas. Bražinskas sugraibo kamuolį iš po kojų Meinardui Mikulėnui. Toks turi, buvo ir 2-3, buvo ir 0-1. Čia pavojinga situacija ir riteriai švelnina rezultatą. Štai taip. Ką tik aikštėje pasirodęs Deimantas Rimpa muša savo pirmąjį ir komandos taip pat pirmąjį įvartį. Donatas Kozlauskas kupinas jėgų, jo perdavimas, pavojinga situacija. Leo Ribeiro pataiko į vartų stačiakampį. Ties viduryje, raminėje zonoje. Vavčikas, labai gilingas jo šūvis ir spurda kamuolys varto tinkle, bet nuošalė fiksuojama šiame epizode. Žaidėjas čia įčiuožė gelbėdama situaciją Karlosas Diukė. Bandė sukliudyti Meinardui Mikulėnui ir bet kuriuo atveju nuošalė buvo užfiksuota. Kelia kampinį. Perdavimas artimojo virpsto link ir gelbėja savo komandą Inosanas Garisonas. Susitiks balandžio 6-ąją. Vilniaus riteriai balandžio 5-ąją su Panevėžiu žais namuose. Kadero kirtis. Labai grėsmingas šūvis. Tasi išmušti šį baudos smūgį. Siunčia kamuolį į baudos aikštelę. Ten šturmas. Smūgis į vartus, blokuojamas, karšta prie Hegelman vartų, palieka aikštelę, aidi rungtynių arbitro Švilpukas, triumfuoja Hegelman komanda. Pergalę iškovoja 2-1 rezultatu, Kauno rajono komanda kyla į antrąją poziciją. Kągi, aš rungtynių komentatorius Zigmas Jurevičius atsisveikinu ir mūsų kūrybinė komanda taip pat dėkojame jums už šį šeštadienio vakarą drauge.